Buvau pas merginos su negale. Iš tikrųjų net laikė, net jausmai, ašarų buvo daug, nes tokie žmonės labai norisi, atrodo, man padėti. Bet žinai, kad tu niekam nepadėsi ir tiesiog, ir jie visai kitaip žiūri pasaulį, kaip man atrodė. Man atrodo, kad jie tenai liūdi, kad numoja ranka, o čia jinai stengiasi, jinai kabinasi į gyvenimą, va tas man labai patiko. Aš nežinau, labai panašiai mano gal mamos likimo tokia pati, bet kad taip pasikeis žmogus, aš niekada negalvojau, kad taip gali pasikeis žmogus. Išėjęs iš zonos ir iš vienos netikėjau. Turbūt nauja patirtis, parodyti save, kokie esu iš tikrųjų žmonėm, kurie galbūt mano priešingai. Pirmas turbūt tokia reakcija buvo, kad jos nesitikėjo, kad būsiu aš, būtent tą, kuri atstovaus galbūt priklausomybių, kalėjimų knygą. Nes jos įsivaizdavo, kad tikrai negalėčiau. Ir tiesiog tas požiūris nuo to, kokia buvau ir kokia esu dabar, ir tiesiog jos mato, kad gali žmogus pasikeisti. Bet man nebuvo žmogus, kuris tikrai man atsisėstų ir papasakotų istoriją, kad gali baigtis taip ir taip, jeigu tu darysi neteisingai, jeigu tavo poelgiai bus visai kitokie. Ir realiai tiesiog ir gausi tas toks kritimas žemyn. Kritimas žemyn, kol tu pagauni ir pasieki dugną, atsispiri ir tada gali kilti į viršų. Tai iš tikrųjų aš save mačiau ir realiai aš būčiau pati savo tą pasakius, ką aš jom pasakiau šiandien. Seniau dar labai norėdavau prižiūrėti, pavyzdžiui, senyvų amžiaus žmonės, labai patinka senutės, labai man. Ir mažus kūdikius labai patinka prižiūrėti, nežinau kodėl. Vaikų namuose prižiūrėdavau visada. Taip pat tokie patinka man. Tos, kurios normaliai ėjo į šitą projektą, tai gal jos pasikeitė. Bendravimas kitaip, kitoks bendravimas pasidarė. Atrodo kurortas Druskininkai, bet iš tikrųjų jaunimui tai nėra kas veikti. Žmonės, kurie įsivaizduoja, kad Druskininkai rojus yra, tegul nepamiršta, kad ten reikia ir labai daug su savim turėti lėšų, kažkokių pinigėlių, ten nueiti į tą vandens parką, paslidinėti. O jaunimas tiesiog yra kaip antrasis dalykas, kuris egzistuoja gatvėse ir auga, ir užauga kažkada ir paskui dirba tam mieste. Už minimalias algas tvarko ten tuos kambarius viešbučių, dirba virėjais, šlavėjais, aptarnautojais, visokiais visų ponų, kurie atvažiuoja ir mes nesijaučiam savo namuose, savo mieste, jaučiamės kaip svečiai atskirti nuo viso to gražaus gyvenimo. Gerai buvo atidarytas didelis jaunimo centras, kainavęs begalę ES pinigų ir jis po truputį kūrėsi, bet kažkaip jaunimas nepamėgo jo, nes jis yra per daug šaltas, per daug naujas pačiam jaunimui. Turbūt daugumai mano draugų, jeigu reiktų atsakyti klausimą, ar esi laimingas, nekiltų abejonės, kad taip, bet jeigu jie pamatytų, kaip žmonės gyvena kitur, suabejotų tuo, tarkim, vakarų Europoje, kaip jaunimas gyvena, jie šiaip atrodo žymiai laimingesni ir jiems daugiau reikia, bet kartu pažiūrėjus ir į tas prašiau gyvenančias šalis, Afrikos, suprastų, kokie iš tikrųjų yra laimingi gyvendami Lietuvoje. Dažna jaunimo problema. Pamato projektą, vau, kaip būtų įdomu, bet problema yra ta, kad jis tik pagalvoja, bet neveikia, ta prasme, ir tai labai, ta prasme, tai yra blogai, tai skatina tavo pasyvumą, nes tu kaip ir nori, bet dar kita yra problema, kad dažniausiai žmonės bijo eiti vieni. Pavyzdžiui, aš ir pati kažkur dalyvauju, aš dažniausiai viena dalyvauju, nes aš nesurandu bendraminčių, kurie norėtų kartu eiti su manim. Bet kada tu prasilauži, kada būna pirmas kartas, kada būna antras kartas, kai tu eini vienas, tada jau tau kažkaip prasilaužia viskas ir nebėra tokių sunkumų. Ir tiesiog tu tai žvelgi kaip į naują galimybę ir tu tai priemi, eini ir darai ir viskas. Ir nebėra to, kad aš pamatau, pagalvoju ir viskas. Dabar aš pamatau, pagalvoju, padarau ir nueinu ir gaunu tai, ką gaunu, ta prasme, ko aš tikiuosi iš to. Vis tiek čia yra tiesiam nelabai reikia integruoti. Buvo vienas geras pavyzdys, kai buvo projektas prieš 3 metus ir dalyvavo Lietuva, Latvija, Prancūzija, Italija, bet iš Lietuvos buvo visi grupėjai.
Latvijai buvo ir kurčiųjų, ir girdinčiųjų. Prancūzijoje buvo su vežimėliais tenai žmonės ir kurtiejo Italijoje buvo visi girdintys. Ir kai visi dirbo kartu ir kokį rezultatą buvo, visi bendravo visi. Bendravo labai smagiai, labai gerai viskas. Net dėl to, kad italai labai emocingi yra, labai gestai šneka ir dėl to ir taip super. Jo, labai artikuliuoja labai gerai, nes jie kai kiti šneka, tai toks teatras. Kiekvienas kažko mokėsi. Pavyzdžiui, vieni išmoka anglų kalbos, ten kažkaip bendravimo, kiti išmoka bendravimo su kurčiais, dar kiti dar kažko išmoko ir taip visi toksai labai geras komunikavimas susigavas. Ir kurčiųjų pasaulis yra kurčiųjų girdinčių pasaulyje yra labai atskirai. Ir kokia to priežastis todėl, kad jiem labai sunku bendrą kalbą surasti ir labai sunku vienas kitą yra suprasti tiem pasauliams. Bet tai labai daug priklauso nuo pačių žmonių. Ir yra tokių žmonių, kurie gyvena abiejose pasauliuose, ir girdinčių, ir kurčiųjų. Ir kažkaip jie sugeba tai padaryti. O Ados nuomonė, kad reikia daryti taip, reikia skatinti informacijos, tos kažkokį dalymąsi. Kurčiųjų mažuma, kuri tikrai informacijos gauna labai mažai ir mes esam tie žmonės, kurie jiems suteikiam informaciją, jeigu kalbant bendrai apie informacijos suteikimą. Ir kada tu matai, kai kurčias žmogus tiesiog stengiasi ir ieško pats savarankiškai informacijos ir kada jam atsiranda tam tikrų sunkumų ir jis neranda į ką kreiptis, ir iš esmės tu matai didžiulį skirtumą. Kai žmogus turi viską, jis turi klausą, jis gali pats ieškoti, rinktis, ko tik tai nori. Ir kai žmogus neturi klausos. Trūksta informacijos, aš manau, kad svarbiausia trūksta informacijos švietimo skyriuje. Švietimo, nes šiuo metu vedu irgi paskaitas vaikam, maždaug 6-7 apie pažint negalią. Tiesiog, kad patys vaikai neitų, nežiūrėtų kažkaip į kitokį žmogų. Nes būdavo situacijų, eini ir tiesiog vaikas, 4-7 metų maždaug vaikas, tai beda pirštu ir mama, žiūrėk, tam dėdė skauda koją arba dar kažką, tai neįžeidžia. O tiesiog būna dar žydesnių, kad tai yra vaikas, aš tai suvokiu, bet iš tėvų pusės tai yra labai mažai pamokymo vaikam, mokyti vaikus nuo mažens, nuo galbūt darželio laikų, kai jau nuo kokios 5 klasės, kai jau prasideda vystymasis, kai žmogus tame amžiame pradeda suvokti, kas yra gyvenimas ir tiesiog mokyti tai. Ir tiesiog švietimo skyriuje trūksta to, kad bent jau pasakyti, kaip reikalinga pagalba ir iš viso ar jinai reikalinga ir kad tiesiog žmogiškai prieiti paklausti, ar ne tau reikalinga. Iš tiesų, geriausia medija, geriausias kanalas yra toks pat kaip ir tu, tai tiesiog mokomės iš savų, kurie tuo pačiu yra ir tokie patys, bet tuo pačiu ir visiškai skirtingi ir kai tu bendrauji ir tiesiog tada atrandi su tais žmonėmis tas praktinis bendravimas, kai buvo žaidimai ir tiesiog per tos žaidimus pamatai jų pasaulį, parodai joms savo pasaulį.